Naujieji Huawei P30 ir P30 Pro, su jais galima iš esmės fotografuoti kaip profesionalams. Sveiki, aš bitės profas Karolis. Huawei pagarsėjo, kurdamas geriausiai fotografuojančius telefonus. Ir regis, čia gamintojas nežada sustoti. Naujieji Huawei P30 ir P30 Pro puikus daugelį sričių, o fotografavimo galimybėmis pakelia kartelę dar aukščiau. Tad įvertinti šių naujųjų išmaniųjų kamerų galimybės, į šią apžvalgą pasikviečiau netgi svečią. Visų pirma, reikia pagirti Huawei P30 ir P30 Pro dizainą. Jų nugarėlės daugiaspalvės ir nuo žiūrėjimo kampo ar apšvietimo atrodo vis kitaip. Neabejotinai, tai vieni iš šviežiausių renginių. Abiejų modelių nugarėlės gali būti tokios pačios, tačiau ekrano dydžiu skiriasi. P30 Pro turi kiek erdvesnį ir su lenktais krašteliais ekraną. Tačiau jie abiejose modeliuose yra OLED technologijos, todėl ypač ryškiai ir kontrastingai perteikia visas spalvas. Be to, gamintojas pasistengė, kad ekranas sudarytų kuo didesnę įrenginio priekio dalį. Pavyzdžiui, sumažino priekinės kameros išlinkimą, kuris dabar yra lašo formos. O P30 Pro modelyje netgi įdiegė elektromagnetinio levitavimo garsiakalbį, kuris garsą pokalbio metu gali skleisti per ekraną. Kaip ir daugumoje aukščiausios klasės įrenginių, taip ir šie turi pačiame ekrane įmontuotus piršto atspaudų jutiklius. Jais naudotis išties patogu. Kitas jų privalumas, kad turi padidintą apsaugą nuo vandens ir dulkių, nors jį kiek ir skiriasi. Jeigu P30 nebijo vandens purslų, tai P30 Pro nieko baisaus nenutiks, jeigu trumpam pasiners į gėlą vandenį. Ko gero, todėl tai Huawei P30 turi standartinę ausinių jungtį. Abu įrenginiai turi nemažai vidinės atminties ir dar palaiko naujo standarto nano atminties korteles. O savo galingumu jie yra tokie, kokiu ir galime tikėtis iš 2019 metų flagmanų. Tik šių įrenginių procesorius pasižymi pažangesniu už daugelio konkurentų dirbtiniu intelektu, kuris leidžia geriau išnaudoti daugelio funkcijų galimybės. Pavyzdžiui, tinkamiau parinkti kameros nustatymus fotografuojant ar efektyviau paskirstyti baterijos resursus. Be to, pačios baterijos yra didesnių talpų nei ankstesnės kartos modelių, todėl abu šie įrenginiai gali pasigirti išties gerų laikymų. Bet jų krovimo galimybės skiriasi. P30 gali būti kraunamas greitų krovimu, kurio greitis panašus į daugumos konkurentų. O P30 Pro yra vienas iš greičiausiai kraunamų laidų išmaniųjų. Be to, jis gali būti kraunamas ir belaidžiu būdu, ar šiuo būdu įkrauti net ir kitus įrenginius. Bet dar labiau pagirti reikėtų šių išmaniųjų kamerų galimybės. Priekinė kamera aukštesnės raiškos nei ankstesnės kartos modelių, todėl detaliau perteikia asmenukes. O patobulinta HDR funkcija leidžia mėgautis ryškiomis asmenukėmis, net kontrastingo apšvietimo sąlygomis. O pagrindinių kamerų galimybės aptarsime kartu su Instagram žvaigžde Inga. Šiandien svečiuose esu pas tikrą Instagram žvaigždę Inga Žuolytę, kuriai fotografavimas yra kasdienybė. Ar tai tiesa, Inga? Labas, Karoli, sveiki visi. Iš tikrųjų taip, tas kasdieninių akimirkų fiksavimas kartu yra mano darbas ir hobis ir man tai tikrai labai patinka daryti. Naujieji Huawei telefonai išsiskiria savo kamerų kiekiu. P30 modelis turi 3-gubą kamerą, o P30 Pro turi 4-gubą kamerą. Ypač atnaujintas yra pagrindinis šios kameros jutiklis, kuris gavo naują sensorių. Dėl ko jisai gali geriau fotografuoti gerame apšvietime, tad perteikti vaizdą ryškiau, bei ryškiau įamžinti nuotraukas, tarkime, tamsoje. Šitas labai aktualu man. Kaip tik šiame telefone, kurį tu laikai rankose, aš norėčiau tau parodyti keletą nuotraukų, būtent naktinių kadrų. Jeigu pasižiūrėsi, tai Geras, kaip gerai viskas matosi. Šios nuotraukos yra užfiksuotos tamsoje. Taip pat šis telefonas gali puikiai fotografuoti portretus, nes turi specialų gylio jutiklį, kuris atsakingas už atstumų iki fotografuojimo objektų nustatymą. Todėl portretinėse nuotraukose veidas bus ypač ryškus, o fonas bus švelniai sulietas. Štai kaip gavosi įamžinti tavo portretą su Huawei P30 Pro. Labai gražiai, iš tikrųjų negaliu patikėti. Labai profesionalios nuotraukos atrodo. Ir dar, šie telefonai gali priartinti norimą vaizdą. Huawei P30 gali priartinti hibridiniu būdu iki 5 kartų, o šis iki 10 kartų. Ir skaitmeniniu būdu net iki 50 kartų. Oho, gal turi pavyzdžių kokių? Čia fotografuota su įprastu objektyvu.
čia vat su specialiu šiuo artinančiu objektyvu, kaip priartinta 5 kartus. Ir kaip gražiai netgi matosi visas detalės. Net nepasakytum, kad čia buvo priartinta. 4. objektyvas, apie kurį nepakalbėjome, tai yra itin plataus matymo kampo. Su šiuo fotografuojant tiek vienu, tiek kitu išmaniuoju būtų galima stulpinti į kadrą ypač daug vaizdo. Ar būna tokių situacijų, kai fotografuojant norisi, kad atsiskleistų pilnai esančios aplinkos grožis? Čia dažniausiai tai būna labai aktualu kelionių metu, kai nori įamžinti visokius gražius peizažus, tai tuomet būna labai reikalinga tokia funkcija, bet iš tikrųjų man jau net sunku patikėti, kuo šitas fotoaparatas dar gali nustebinti. O žinai, man dar iš tikrųjų vienas labai aktualus dalykas yra filmavimas. Kaip filmuoja ši kamera? Tiesą sakant, abu įrenginiai filmuoja puikiai. Huawei P30 turi skaitmeninį vaizdo stabilizavimą, o šis P30 Pro turi ir skaitmeninį, ir optinį vaizdo stabilizavimą. Todėl filmuojant beveik nejuntami jokie rankos sudrebėjimai. Filmuoti gali net 4K raiška, o dėl naujo pagrindinio objektyvų jutiklio jisai gali ypač ryškiai perteikti spalvas, netgi filmuojant, tarkime, ir prastesnėme apšvietime. Skamba tai labai gražiai, galiu aš gal išbandyti? Prašom. Neapgavai, labai gerai filmuoja. Inga, o su kuo dažniausiai pati filmuoji? Aš iš tikrųjų turiu tą profesionalią didelę kamerą, su kuria dažniausiai fotografuoju ir filmuoju, ir kurios minusas yra jos dydis. Viso mūsų pokalbio metu aš netgi apie tai galvojau, kad greičiausiai toksai telefonas galėtų pakeisti mano senąją kamerą, nes kokybės klausimas kaip ir labai panašus, o patogumo tai vienareikšmiškai telefonas kišeniai būtų kur kas patogiau. Ačiū tau, Inga, kad padėjai apžvelgti šių telefonų kameros galimybės. Huawei P30 ir P30 Pro turi daug privalumų, kurie jas leidžia vadinti puikiais aukščiausios klasės išmaniaisiais. O kamerų galimybėmis jie aplenkė visus savo pasirodymo metu rinkoje buvusius konkurentus. Todėl jeigu dažnai fotografuojate telefonu, šie išmanieji yra vienas iš tinkamiausių pasirinkimų. Ir juos galite įsigyti internetu ar bitės salone. O jeigu norite sužinoti daugiau apie išmaniųjų naujienas ar įdomybės, apsilankykite bitė.lt esančioje bitės profų skiltyje. Būkite išmanūs.